jausdavausi dienos pabaigoje, kad visiškai išsekęs, nėra energijos, žinai, nieko daryti. Nepasitikėdavau, kad kitas gali padaryti tai kokybiškai gerai, skeptiškai nusiteikęs, bet vėl pagavau save už minties, tai jeigu tai egzistuoja, žmonės tuo naudojasi, tai gal čia mano ribotas mąstymas yra. Ta kaina, kurią sumoki, ar tikrai yra didesnė už tą gyvenimo kokybę, kuri tavęs laukia. Tai ką tu padarai, tai buvo wow. Labą dieną, žiūrovai. Turiu šiandien nuostabų svečią. Norėčiau, kad tu prisistatytum, kas tu esi, ką tu veiki, kuom užsiimi ar ne, ir truputėlį apie savo įmonę papasakok. Gal kažkas iš žiūrovo sugalvos pasinaudoti tavo paslaugom. Mano vardas Narekas, aš esu pats iš Armėnijos kilęs ir atvažiavęs čia prieš 27 metus. Dirbu telefonų kompiuterio verslą, prekiauju, taip pat remontuoju kompiuteriai, planšetės, laikrodžiai, Apple Watchai, tai čia yra visi tie dalykai, su kuriuo aš esu susijęs. Tai jeigu reikia kažkokio kompiuterio, telefono, pagrindė Apple produkcijos, naudotos, mažai naudotos ekspozicinės prekės arba netgi naujos prekės. Gal pasidalink, kokia buvo iki mūsų susitikimo, gal tu atsimeni tavo darbo diena, kaip tu jausdavais, kokios problemas spręsdavai, kokie iššūkiai būdavo, su kuo susidurdavai? Iššūkiai, žinai, kaip ir turbūt kiekvienam darbe yra tokie patys, tai yra, mano darbas yra toks, kadangi mes orientuojamės į greitą servisą, tai dažniausiai problemos kildavo čia ir dabar ir juos reikėdavo spręsti. Gan dažnai man tekdavo sugalvoti, kaip čia tą problemą greičiau išspręsti, kaip tą gaisrą užgesinti, nes kiekvienam klientui, pavyzdžiui, telefonas, be telefono likti, tai tas pats kaip be rankų. Planai griūna ir aš taip stengiuosi įeiti į jo situaciją ir greitai tą problemą išspręsti. Tai su kuo sudurdavau, kad persistengdamas, atiduodant visą save į tą visą procesą, jausdavausi dienos pabaigoje, kad visiškai išsekęs, nėra energijos, žinai, nieko daryti, nebuvo noro, kartais netgi pajausdavau tą tokią, žinai, irzlumą viduje, kad kažkas negerai. Atrodo, kaip ir gerą darbą darai, kaip ir stengiasi būti tas profesionalas, kuris išgelbėja tą visą situaciją, bet energijos trūkumas dienos pabaigoje, paskui ateidavau, turbūt buvo ir emociškas persivalgymas, naktinis. Kažkaip turi kompensuoti visą tą dalyką, aš manau. Tai va, ir aš kažkurio momentu pagavau. Tai nebuvo taip, kad visai man būtų depresija užėjęs, bet mano kūnas sakydavo, kažką ne taip darai, kažką reikia keisti. Atėjo toks turbūt vidinis suvokimas, kad kaip ir tu gerai darai, kaip ir žmonėm tas visas dalykas imponuoja, dėl to, sakykime, tie klientai irgi tokie lojalūs ir vertina, ką tu darai, bet kai tu atiduodi visą save, tai tas jaučiasi. Tai prieš susitikimą su tavim jaučiau tokį nuovargį, kaip ir viduj buvo pozityvumas, vis tiek aš esu pozityvus pats iš savęs žmogus, fokusą išlaikau ne į problemas, bet į tai, ką pavyko išspręsti. Ta prasme, man čia yra svarbu, bet po darbo su tavim pradėjau jausti dar didesnį lengvumą. Man viskas atrodo dabar dar paprasčiau. Aš jau nebeužsidarau toj problemoje, žinai, ir suvokiu, kad ta problema yra tokia, gal kartais net neįveikiama. Nebėra irzlumo visai, pradėjau kažkaip eiti į save, suprasti, kad jeigu kažkur kažkas negerai, turbūt problema yra manyje, kažką aš savyje turiu tvarkyti. Tai mano, sakykime, vidinis visas tas procesas, savęs pažinimo procesas, visa tai prasidėjo nuo darbo su tavim. Tai jau 5 mėnesiai, man atrodo, atgal, kaip mūsų kelionė prasidėjo, tai tiek laiko aš jau savo irgi kiekvieną dieną skiriu laiko tam, kad suprasti, ką aš darau ne taip ir ko mano kūnui ir mano energijai, kad būčiau energingesnis ir naudingesnis, reikia būtent daryti, kad visada būčiau tam pakilimo laipsnė, o ne energijos tam lygmenį, kai visko trūksta. Aš dar atsimenu, kai mes pirmą kartą su tavim pradėjom dirbti, tada tavo užklausa buvo,
dėl delegavimo lygtais, jeigu gerai atsimenu, ar ne, kad Taip. ar patikslink, ar tu bijodavai deleguoti, ar nepasitikėdavai, kokia čia vieta buvo šitoje situacijoje? Čia mano turbūt perdėtos kontrolės jausmas, kai kitiem duodi, tu supranti, kad kitas taip gerai nepadarys ir dėl to, sakykime, kokybė bus prastesnė. Nuo tos perdėtos kontrolės jausmo aš nepasitikėdavau, kad kitas gali padaryti tai kokybiškai gerai, iš to tokio vidinio nepasitikėjimo turbūt, ne? Ir dėl to nesugebėdavau išdeleguoti tinkamai arba turėjau kiekvieną žingsnį stebėti, kaip ką daro, kas, sakykime, papildomai sukurdavo įtampą darbo vietoje ir tiem žmonėm, kam deleguodavo tos darbus. Tai gaunasi kaip ir deleguoji, bet visą tą laiką skiri, visą savo laiką skiri tam, kad prižiūrėt. Ok, o kaip dabar? Dabar nėra taip, kad 100% atsilaisvinau, nes reikia ir deleguoti, ir prižiūrėti, bet tai darau jau sąmoningai. Aš suprantu, ką reikia prižiūrėti, o kur nereikia, kur tikrai manęs neturi būti. Ir tiesiog jau, taip sakant, paleidžiu tą kontrolę ir prižiūriu tam tikrus veiksmus, kaip viskas vyksta be manęs. Tada žiūriu, kaip ten vyksta be manęs iš šono ir galvoju, kaip čia reikia pakeisti, ko trūksta tam, kad be manęs dar geriau veiktų tie visi procesai. Tai ne kiekvieną dieną darau, būna, kad įkrentu į tą, žinai, rutiną, kai darbų tikrai arba neįprastų sprendimų būna daug, tai čia vis tiek sąmoningai kontroliuoji, kai matai, kad per daug tavęs ten, vėl išeini sąmoningai ir vėl žiūri viską iš šono. O jauti, kad sumažėjo įtampos, būtent, vat, kai išsivalė šitie dalykai, lengviau, nu, emociškai, kas pasikeitė? Emociškai tikrai, aš sakyčiau, labai daug pasikeitė. Nebėra tų vidinių įtampų baimių, aišku, ir buvo labai daug darbo padaryta su savim, su savo vidumi. Aš kažkaip jaučiuosi labai laisvai bet kurioje srityje, ten, kur net nesuprantu, ką reikia daryti, aš suprantu, kad reikia pradėti daryti, kad išmokčiau ir yra normalu bijoti. Nes ten, kur neužtikrintumas, ten dažniausiai būdavo baime. Dabar tai suprantu, kad tiesiog tai yra procesas, augimo procesas yra. Ir taip turi būti savo tavo gyvenimą, tai viską prieimu natūraliai, bei baimių. Nežinau, kartais netgi jaučiu, kad baimės jausmą praradęs esu, nes, nežinau, čia įdomus dalykas toks vyksta, žinai, ir pasitikiu visatą. Visiškai viskuo, ta prasme, jeigu kažkas nesigauna, tai tiesiog paleidžiu, vidų nėra tokios įtampos ir suprantu, suvokiu tai, kad ne viskas nuo kontrolės ateina, žinai, bet turi vietomis ir paleisti, kad ateitų, žinai, toks įdomesnis suvokimas atėjo pasaulio, visatos ir panašiai. Man dabar toks prisiminiau istoriją, žinai, ta turbūt irgi, žinai, puikiai, kai sako, 3 yra punktai, kada pasitikrinti, ar mes turim problemas, ne? Pirmas punktas yra identifikuoti, ar turim problemą. Tada, jeigu taip, tada ar mes ją galim išspręsti. Jeigu galim, tai čia ne problema. Jeigu negalim, tai irgi ne problema. Tai iš principo problemų kaip ir nėra, ne? Nėra. Jo, jo. Ar paminim mūsų pirmą susitikimą ir dar klausimas, ar iki to žinoj, kad yra toks dalykas kaip hipnozė, būtent kaip terapinė, kaip savęs išsivalymo, paleidimo technika? Apie tai esu girdėjęs, bet tikrai nežinojau apie tai, kaip jis paveikia žmogų. Aišku, filmuose mačiau ten tikruose, kaip ten tai daro ir kaip ten įeina į tą transą žmonės ir pradeda pasakoti tokias istorijas, kur atrodo viskas užmiršta buvo, žinai, man atrodo, tai biški fantastika, iš fantastinės, žinai, pusės, bet kai pradėjom dirbti, iki galo kažkaip buvau skeptiškai nusiteikęs, bet vėl pagavau save už minties, tai jeigu tai egzistuoja, žmonės tuo naudojasi, tai gal čia mano ribotas mąstymas yra. Tai kam čia save ribot ir nepasinaudoti to, kad kiti mato tame naudą ir eina ten. Tai vat leidau savo eiti į šitą kelionę, kuri man pasirodė tikrai įdomi ir nauja. Tai vat ir visiškai nesigailiau. Aš pamenu, mes dar anksčiau buvom susipažinę, negu tu pas mane atėjai tiek į konsultaciją, ar ne, ir konsultacija buvo vienu metu ir pradėjom dirbti, aš kažkaip plius minus pamenu, 0,5 metų gal praėjo, ne? Tai tą 0,5 metų buvo tas stimulas, kad noriu pabandyti, ar labiau, kad nenoriu? Vat kas davė tau tą sprendimą, žingsnį, kad visgi reikia padaryti, ne, tada eiti į tai?
davė man rekomendaciją, vienas iš mūsų klubo narių, sako, pradėjo pasakoti savo istoriją, kaip iš tikrųjų tam tikros problemos, kur vidinės įtampos, tos vadinamos, kurį pas jį buvo, pradėjo įsispręsti su laiku, kaip jisai daug geriau jaučiasi, labiau pasitikintis savimi, ne? Kaip daugiau energijos jam atėjo po darbo su tavim. Tai paklausiau jo istorijos, pasirodė labai įtikinamai ir man sako, tai eik bandyk, nes, nu, kol nepabandysi, pats nesuprasi, žinai, nu, tai taip pagalvojau, kad tikrai verta tada išmėginti, jeigu tai, ką pasako, yra tiesa, bet žmogus, sakykime, patikimas iš, čia irgi turbūt svarbu, paklausus jo istorijos, sakau, nu gerai, tai reikia mėginti, jeigu taip veikia, tai reiškia, jis ir man turi veikti, tai tada nebebuvau taip skeptiškai nusiteikęs, jau kažkaip ir buvau linkęs judėti tą linkmę. Ir kaip veikia? Veikia gerai, žinok, nepakartojamai. Labai įdomiai veikia. Aš supratau, kad tai yra raktas. Tai, ką tu darai, tai duodi žmogui raktą į savo pasąmonę. Toliau aš supratau tai, kad turi pats dirbti su savim tam, kad toliau galėtum tas įtampas, visas tas problemas surūšiuoti, išsivalyti. Ir tai yra vis tiek darbas su savim, kuris turbūt visą gyvenimą praeina. Ir tu turi tiesiog sąmoningai suprasti, kur to blokai, kur tu stringi ir kaip su tuo dirbti. Va, šitas suvokimas atėjo po darbo su tavim. Čia labai teisingai jau pasakai, kad reikia dirbti pastoviai, nes darbas su savim tai yra toksai kaip sluoksnių nuėmimas, ar ne, lapas po lapo. Nuima vieną lapą, tada tenai vyksta procesai, vyksta faina. Žinai, tas toksai po šito lapų kitą problemą užaugo ir tada šito kitą problemą. Ir dabar klausimas, ką su ją daryti. Ar su ją tiesiog gyventi, ar ją valytis. Tai dažnai sakau, mokinu klientus, ar ne, ir su tai mes kalbėjom nemažai, kad kaip pačiam padėti išsivalyti tiek, kiek gali pats. Ir kai tu pasieki tą ribą, kad jau pats nebegaliu valytis, tada faktas reikia specialisto, ar ne, kad imtų tą kitą sluoksnį, kad vėl galėtum augti. Nes čia yra augimas žingsnis po žingsnio, kur keičiam patys save, būtent per tos suvokimus, nes tai yra raktas. Iš tikrųjų, tai mes iš principo į šitą žemę kaip sielos atėjom pamokų, kurias per šitą įrankį mes galim eiti greičiau, paprasčiau, nes nusiemam tam tikrus apribojimus. Sutinku pilnai, jau tą patys esi sąmoninau. Iki manęs, ar buvai bandęs kokių kitų metodų, technikų spręsti panašiom situacijom, kurias tu turėjai? Ne, nemėginau. Buvau labai toksai, kaip čia pasakyti, žemiškų pažiūrų, gal taip teisingai pasakyti, kad atrodo viskas, kas ten iš kažkokias, čia ezoterika labiau, ne, panašesnis dalykas, tai tais dalykais nelabai tikėjau. Tai ne, nieko nebandžiau, aš suprasdavau, kad yra dar psichologija toks mokslas, gal per psichologiją mane domino šitas rytis, kažkaip tam tikrose vietose save bandžiau pakoreguoti, ne, per savirefleksiją tą pačią, bet tas poveikis, tai ką tu padarai, tai yra buvo wow. Turbūt čia ir buvo tas tiltas, kurio niekap nesugebėdavau per kitus šaltinius gauti, ne, tai vat, čia tikrai buvo kažkas neįtikėtina. Bet žiūrovam, kurie žiūri, pasakysiu, kad Narekui mes problemą išsprendėm per vieną seansą. Jo auksinė frazė, ką jisai pasakė, kad skeptikas, kuris buvo įsijungęs, ar ne, ir paleido tą mintį, kad jeigu veikia, tai vadinasi reikia atsiduoti 100%. Ir čia yra auksinė taisyklė. Tie, kurie atsiduoda specialistų 100% ir pasiduoda tam vedimui, jie gauna stulbinančius rezultatus. Tai vat Narekas tai patvirtino savo žodžiais ir aš jam dabar užtvirtinu, ta prasme, kad tai iš tikrųjų priklauso nuo to, kas veda ir ar tu pasitikė tuo žmogum, ar ne. Praėjo 5-6 mėnesiai beveik, ne? Ar pastebėjai kažkokius pokyčius savo versle? Kas pasikeitė? Žinai, aš pastebėjau tokį dalyką, kadangi atėjo su viso to didesnis pasitikėjimas savim, pradedi generuoti pats iš savęs daugiau energijos, tai aš tai paaiškinu taip, kad mano ta energetinė vibracija pasikeitė. Žmonės su aukštesnė energetinė vibracija jaučia vis tiek per atstumą, ne, tokius žmonės, kurie yra labiau ambicingi. Tai aš pradėjau suprasti tą dalyką, kad pradėjau prie savęs pritraukti tokius geresnius projektus, įdomesnius žmonės, kurie, sakykime, turi gyvenime didesnės misijas.
Tai aš jaučiu, kaip pagal tą mano dabartinę vibraciją kitokio kalibro žmonės, verslai prieina ir visai kitokios galimybės atsidaro. Tai šiuo metu dirbu su tokiais įdomesniais projektais, apie kuriuos nenoriu labai gilintis šnekėt, kol nieko nėra padaryta, bet jaučiu pokytį tai tikrai. Padarysim atskirą, kai bus ką pamatuot, pasverti, ne, tą lygį. Taip, taip, Tai, taip, taip. tai noriu tau paantrinti ir paklausti, taigi visgi pritari šitai minčiai, kad mes esam daugiau negu kūnas. Tai reiškia, kad nuo energijos viskas priklauso. 100%, 100%. Energija, įsitikinimai, vidinis tas jausmas, 100%, tikrai taip. Daug skeptikų sutinku šitoj vietoj, kad kai sakau, va, dirbam su tavo energetiniu lauku, ir jie visi sako, nu, kažkaip man nesuvokiam. Nu, nėra ko pačiupinėti, žinai, va, kaip ir tu Jo, sakai, jo, jo. aš sustikimą, Taip, nėra ko pačiupinėti. tikrai. Žinai, visų klausiu ir tavęs turėčiau paklausti, ar prisimeni mūsų pirmą seansą, nors iš tikrųjų buvo pirmas ir vienintelis ir paskutinis tuo metu. Tai kaip ir šitas klausimas neturi Geras prasmės. klausimas, žinai. Bet, Atvirai pasakius, a, jo, atsimenu, viską atsimenu puikiai. Prieš tai pildėm klausimą, kaip tu jautiesi prieš tai, ne, savo apibūdinką, reiškia, būseną ir po, ne. Ir atsimenu tą visą seansą, kaip mes pradėjom gilintis, mano pasąmonę, kaip tu manęs klausinėjai tų visų klausimų, kaip man atrodė tai, ką aš matau, yra, nu, ne antiek gal iš pasąmonės ar kiek iš, nu, vat, įsivaizdavimo, kad kas tai gali būti, ne? Net ir seanso metu aš pasitikėjau tavim, žinai, viskas gerai, tik tai man atrodo, kad, nu, čia vis tiek kažkaip ne taip, žinai, kažkoks viduj logikos tokia, žinai, būdavo, apie ką čia mes darom, žinai. Paskui vis tiek sakai, nu, čia turbūt taip turi būti, žinai, čia neįprasta tau, tiesiog leidi būti tuo momentu. Tai aš tau leidau būti. Ir po to viso seanso tu man pasakei, kad reikia dar savo skirti laiko, kad pailsėti, nieko nedaryti, jokio triukšmo nebūtų. Aš atsimenu, kaip aš guliu, žinai, ant lovos, visiškai atsipalaidavęs ir jaučiu, kaip visiškai tokia ramybė viduj, toks jausmas, kad, va, nežinau, siela laikinai, žinai, išėjo iš kūno, stebi tave iš šono, žinai, ir tu toks visiškai atsipūtis, atrodo gyvenimas pasisekęs, jokių problemų tuo momentu nėra, žinai. Toks įdomus jausmas buvo. Ir kai grįžau į tokį būseną, aš atsimenu, pirmas momentas buvo toks visiškas lengvumas kūne. Toks jausmas kaip plunksna, jokių problemų nėra tuo momentu, atrodo viskas įspręsta, čia viskas jau bus gerai. Net ir tose vietose, kur atrodo, kad nu, kažkas įtampos buvo, kažkas tikrai viduje kankino, tuo momentu niekas absoliučiai nekankina, atrodo aфиgenai, įsišiepęs toks visas, toks jausmas, kad nežinau, kad į rojų papuoliau, žinai, momento. Kad rojus atrodo maždaug taip, tas jausmas, žinai. Paskui, kai tu man pasakai, kad įsisprendėm, ane, tu man atrodo antro karto, jūs sakei, psio, kaip ir mes neturim dirbti, aš tuo momentu taip galvoju, kaip, ką? Ar čia tikrai išsisprendė? Nieko nesupratau, kaip ir tokia, žinai, kaip ir narkotiko duosi, davai toks kaifas buvo, ir čia išsisprendėm. O tau automatiškai norisi dar, žinai, ten. Daugiau, žinai, emocijų ir natūraliai, nu, bet paskui supratau, kad viskas iš tikrųjų taip po truputį išsirutuliavo. Išsipakavo, ne? Išsipakavo, jo, ir vis, turbūt ir užteko to vieno seanso, galbūt dėl to, kad jau kažkiek buvau pasiruošęs tam dalykui ir buvau atsivėręs. Kada supratai ir pats, kad iš tikrųjų užteko tų seansų, nes man tai po pirmo iš karto buvo aišku, kad tu jau pasiekiai savo, ne? Man įdomu, čia jau asmeniškai, kiek laiko praėjo maždaug, kad tu supratai, kad iš tikrųjų jo, čia užkabinom gerai. Žinai, man atrodo, kad praėjo kažkas apie 2-3 savaitės gal jau, kai prasidėjo tie pokyčiai, žinai. Nes mes atsimeni, dirbom su tema, kad sunku pasakyti ne, žinai. Taip, taip. Va, vienas iš dalykų, kur turbūt dažnas susiduria su tokia problema, kai tau sunku pasakyti ne, kai nori pasakyti ne. Tai vat mano tas pasakymas ne ir su tuo ne pasakymu jaustis komfortiškai, ne, nes dažniausiai vidų diskomfortas vis tiek. Tai va, nuo to prasidėjo. Tai aš tai pastebėjau po 3 savaičių maždaug, ne, kai iš tikrųjų nenori daryti arba nenori kažko sakyti. Ne, dažniausiai daryti kažko, kas tave verčia, ne, ir
tokia mini manipulacija gaunasi, kai tau visiškai kaip ir neapsimoka to daryti, bet dažniausiai sunku atsisakyti. Tai tada po 3 savaičių prasidėjo tie pokyčiai ir pastebėjau, kad, nu, veikia. Jau man daug lengviau pasakyti, nebėra tos vidinės įtampos arba kažkokio diskomforto. Ar tavo pokytį pastebėjo tavo bendraminčiai, nu, turiu minti komanda, ar ne, kolektyvas, šeimos nariai? Žinau, pas tavai irgi situacija su antra pusė, gal pasidalinsi? Na, jo, čia tokia, žinai, jautresnė tema, bet galiu drąsiai pasidalinti, žinai, kadangi, kaip ir minėjau, baimių nėra ir diskomforto nėra, tai kadangi atėjo momentas, kai su antra pusė gyvenom gan ilgai, ir atėjo momentas tam rimtesniam žingsniui padaryti, tai teko padaryti tokią pauzę pačiam savo, išsiaiškinti, ar mes tikrai einam tinkamą linkme, tinkamų kelių, ar tikrai galim būti kartu. Tada pradėjau pats su savim, su savo vidum kalbėtis, kaip tu sakai, savo vidų įlindau, žinai. Ir mano daug atsakymų buvo ne iš vidaus, žinai, kad mes kaip ir einam, bet tikrai ta kelionė negali būti ilga. Ir čia yra savęs apgavimas, kad ta meilė ir ta santykiai yra tikri, nuoširdus ir čia yra du sielos žmonės, kurie turi būti tose santykiuose, žinai. Dažnai mes darom tos santykius nesąmoningus, iš baimės būti vieniem, ne, pavyzdžiui, ne, nes dažnai tai būna. Tai aš supratau, dėl ko aš tose santykiuose buvau, ne iš noro, ne iš to tokio, žinai, tyrosios meilės, bet turbūt iš kažkur baimės likti vienam arba kažkok reikia būti, va, reikia turėti moterį, nes, nu, va, sociume tai priimta, tai normalu, o aš kadangi visą save atidavęs verslui, žinai, man ten visa kita antraeiliai dalykai. Bet kažkurio momentu supratau, kad ne, taip neturi būti. Ir toje vietoje labai kentėjau. Labai daug buvo, atrodo, kompromisų, labai daug atiduodavau savęs, supratau, kad mano kūnas, mano energija tikrai senka nuo šitų santykių ir tuo pačiu ir iš jos pusės jausdavau tą dalyką, tai nusprendžiau, kad kaip ir bebūtų sunku, reikia šitą dalyką stabdyti. Kad žiūrovai suprastų, ar ne, vat, kas atsitinka, dažnai nusiema tie tokie iliuziniai akiniai, nu, aš juos vadinu iliuzinius akinius, ne, kad tu realiai pradedi matyti realybę ir pradedi suvokti, kad gal visgi reikia priimti tokius nepatogius sprendimus, bet jie išlaisvina tavo atveju, aš tai suprantu, gal ir abiem buvo skausminga, ne, tą padaryti žingsnį, bet tikėtina jūs išvengėt tų skausmų, kurie galėjo atsitikti ateityje, ne, nes jau viskas buvo pastatyta ne, nu, bet ką ir pats įvardinai, ten meilė yra ok, bet po skausmu, tas skausmas, kai nusijėmė ir natūraliai pas tavai, žinai, atsirado toksai, o, palauk, ne dėl netaip daromi dalykai, ne? Tai va, tai čia būtent su antra pusė, o tai kaip su kolektyvu? Su kolektyvu buvo įdomi, vis tiek adaptacijos laikas buvo sunkesnis, pradėjau labiau reikalauti vietomis, kur anksčiau taip, kaip dzin, kartais būdavo kaip iš kontrolės, pas mane būdavo toks iš kontrolės labai stiprios ir visiškai pasyvumas, žinai, nes kūnas vis tiek įsitempęs negali visą laiką būti. Dabar aš aukso viduriuką tas radau, kai jau suprantu, kurioje vietoje reikia kontroliuoti ir kiek kontrolės išlaikyti, tai jie pastebėjo, kad aš esu tiesiog jau toksai konkretesnis, moku jų vietomis paleisti, kai reikia tą kontrolę ir jie daug laisviau jaučiasi. Tai pradžioj kolektyvas jautęs tos pokyčius, atrodžiau vietomis kažkoks pasikėlęs, labai stipriai pasikeitęs, kažkokiam savo pasauliai skraidau, žinai, nesupranta, kur aš ten prapuolu, nes per visą tą laikotarpį taip pat pas mane daug mokymų buvo. Tai toks, kaip ir buvau toks savas, aišku, žinai, ir su visom tom manipulacijom, kurios darė, kurių nepastebėdavau, kaip tu sakai, ne? Bet kai tuos akinius nusėmė, tai ir pradedi dirbti su psichologija, supranti, sąmoningai suvoki, kurioje vietoje atrodo tos manipulacijos išlenda ir pradėjai kontroliuoti tas dalykus daug geriau, žinai. Ir pradžioj per skausmą, jų nesuvokimą arba Nepriėmimą gal? kaip čia pasakyti, nepriėmimą jo, nenorėjau priimti, nes tai yra pokyčiai, žinai, kaip pokyčius labai sunku priimti, tai jiem buvo diskomfortas iš vidaus, buvo laikas, kai jautėsi atstumas nuo jo toks, žinai, atsiribojimas, kaip aš su savo pasaulyje, jie biški savo, bet paskui tai pasitinė, pasižiūrėjau, kad ne viskas yra taip blogai, ir, žinai, buvo lūžio taškas toks, tas lūžio taškas praėjo,
Dabar atvirkščiai, dar esame darnesnė komanda, kaip ir išsikalbėjim, dar didesnis pasitikėjimas iš jų pusės, daugiau kažkaip pozityvumo komandoje ir sakykime, stipresnis ryšys atsirado, žinai. Netikėtumo faktorius. Tai reiškia, ką gavai, bet nesitikėjai, kad gali gauti. O, vidinė ramybė tokia stipri. Vidinė ramybė, žinok. Buvo momentų, kai aišku visko būna, žinai, Mhm. bet tas vidinis įsitikinimas, kad viskas bus gerai, nors atrodo, nu viskas yra, nu tiesiog, nu kur, čia, žinai. Tai vad vidinė ramybė atsirado tokia stipri, žinai, kad tikrai nėra neįsprendžiamų problemų ir kad tikrai kažkas tave veda toks jausmas, žinai. Mhm. Man dar kažkaip, vat, žiūrint į tave, kaip tu kalbė, ar nejauti, kad pas tave atsirado daugiau pasitikėjimo savim? Faktas. Nu, čia tik kitas dalykas. Jo, faktas. Atsirado pasitikėjimas savim. Tikrai taip. Turbūt ir atsirado toks pasitikėjimas savim dėl tos vidinės ramybės, kad tikrai viskas gerai, turi būti gerai. Tai kodėl aš turiu parinti, žinai. Tai čia turbūt susiję dalykai. Taip, Susibalansavo tavo vidinis pasaulis. taip. Tikrai taip. Ar rekomenduotumai kitiems verslininkams ar savininkams žmonėms mane ir kodėl? Man, vat, Rekomenduočiau tada, kai žmogus jau sąmoningai supranta, kad jisai kenčia. Pavyzdžiui, eina į darbą, bet viduj tuščia, ne, kažkas ne to. Kai turi santykius, pavyzdžiui, su kita pusė, bet nu vis tiek visur pykčiai, susierzinimas ir tie dalykai tai yra vidinės įtampos, kurios yra, ne. Tai žmonės, kurie, sakyčiau, verslininkai, ne, apskaitai turbūt žmonės. Bet koks žmogus pajutęs, kad viduje yra išlumas, įtampos, arba tu vis darai, žinai, tuos pačius žingsnius, o toliau kažkaip nenueini, reiškia, kažkur pas tavį yra viduj blokas, kurį tikrai reikia nuimti, tam, kad turėti kokybiškesnį gyvenimą. Čia, žinai, jeigu klausimas, ar tu nori tos kokybės, ar tu nenori tos kokybės, žinai, ir šitoje vietoje. Tai jeigu tikrai supranti, suvoki, kad ta kokybė kenčia, nors atrodo taip logiškai, lik ir uždirbi, lik ir santykius turi, žinai, lik ir šeima yra, vaikai yra, bet vidų nepasitenkinimas, ne kažkoks. Nu, tai čia pirmas turbūt trigeris, kad kažkur kažką reikia įspręsti, yra problema. ką patartumai tiems, kurie dvėjoja arba bejoja? Padaryti tokį svertą savo, žinai. A, ta kaina, kurią sumoki, ar tikrai yra didesnė už tą gyvenimo kokybę, kuri tavęs laukia? Nu tikrai, pagalvok. Ar geriau, pavyzdžiui, nežinau, vieną kartą su šeima 7 dienom į Turkiją išskrist, ar geriau turėti toliau savo gyvenimą tokį, kokį galbūt tu svajodavai tik, bet nesuprasdavai, kaip tą svajonę išpildyti. Va, sverto klausimas. Čia labai gerai pastebėjai, nes dažniausiai, vat, ką susidūriau šią vasarą su tais nu, potencialiais klientais, kurie galėtų būti, ar ne, ir sakau, nu, mes kaip įkalbam, dirbam ir visi, kaip taisyklė, sako, nevažiuoju atostogauti. Nu, A? kodėl važiuoju? Todėl, kad jiem atrodo, kad pailsės. O jie pailsėjo ten savaitę ir visų klausiu, kaip atostogos po savaitės. Fine, Taip, praėjo, pamiršau. Bet jeigu jie būtų investavę į save, ne, ir taip, ar, to prasme, net va, po pusės metų, va, tavo atveju, ar ne, po pusės metų tu vis tiek jauti tą vidinę ramybę. Tai iš principo tu, ką tu padarai, tu daugiau uždirbt gali, tu daugiau padaryt gali, tu daugiau vertės kitiem gali duoti, ar ne, ko pasiekoja tau grįž rezultatais, piniginiais ten, kitokiais resursais. Žinai, kiti, aš manau, dar galvoja, kad čia yra tokia mistika, magija kažkokia, čia taip nebūna, žinai. Yra tikrai tikiu žmonės, kurie žiūri, sako, nusišneka, nes taip nebūna. Nu, žinau, būna taip, pasirodo. taip, taip. Kaip mane apibūdintumai 3 žodžiais? Vat kokia tavo asociacija yra su manimi? 3 žodžiai. Aš sakyčiau taip, kad jausmas stebukladarys, atvedantis į svajonę. Arba atveriantis svajonę. Va, vienas toksai sakinys, kuris tiktų, žinai, apibūdinti tą veiklą, kad darai. Ir toks kompromituojantis dar klausimas, ar investicija, kurią padarai į save, tau atsipirko ar ne? Emocinė
prasme 100%, tai kaip jaučiuosi. Finansinė prasme, kadangi tai yra sunkiau matuojama, bet aš manau, kad dar tikrai atsipirko faktas, ar tie lūkesčiai, kuriuos aš gavau, aš suprantu, kad aš gausiu. Mhm. 100%. Ta prasme, net neabejoju. Nes, kaip minėjau prieš tai, tai ateina su energija ir su vidiniu pasitikėjimu. Nu, viskas ateina, žinai, tam tikrų tiesiog savo laiku. Aš suprantu vieną dalyką, kad tai, ką mes planuojam, ne visada turi ateiti pagal mūsų planus. Tai dėl to tiesiog paleidžiu kartais, kad galėčiau atsiriboti ir susifokusuoti ten, kur galiu kontroliuoti. Yra svarbu, kokią tu būseną jauti ir su kokia būsena eini į gyvenimą, ar ne? Tai Mhm. vat, posakis, kaip sako, keisk veiksmą ir keisis tavo rezultatas. Tai aš šitoj vietoj norėčiau papildinti. Keisdamas veiksmą, pakeisk savo būseną ir tada keisis rezultatas. Nes va šitam sakiny nėra esminės, kaip čia, esminio vardiklio, ne? Va, kad ir prie šitos formulės turi prisidėti ir jausmas. Nes jeigu Mhm. jausmas pas tavai yra tų žemų vibracijų, tu pyksti, nerimas, kažkoks panikas, Mhm. atakos, ten puola pa Mhm. žmonės, ne, tu Mhm. žemose Taip, vibracijose, tu taip, gali daryti pokytį, kokį tu nori. Ten taip, piešti paveikslą su kairė ranka, su dešinė, tu rezultatą gausi tą patį, tam taip, paveikslą, kaip taip, pavyzdys, ar ne? taip, Jeigu tu tai darysi išsivalęs ir pas tave bus tas meilės jausmas, ne, tas gėrio, džiaugsmo, nu, tu nori, nenori, tu tos juodos spalvos neimsi, nes tu pieši jau, supranti, su šviesą spalva. taip, Tai vat taip ir vyksta vat mūsų gyvenime. Vat investicija, faktas, yra labai sunku, jeigu skaičiuoti pinigais, tai gal ir neįmanoma pamatuoti, ne? Nu, nebent ten galėtumėm, jeigu kabint, vat, kiek padariau pardavimų iš tos geros emocijos, ne? Būčiau pardavęs anksčiau, nebūčiau, čia laiko klausimas. Bet va būtent ta būsena, jinai ir veda prie naujų rezultatų, prie naujų galimybių ir prie naujų gyvenimo pokyčių. Va ką ir pats pasakėjai pradžioje, kai mes kalbėjom, kad tu pritraukiai naujus žmonės, ne, su naujom vibracijom, su naujom energijom, kur projektai, aš truputėlį atsimenu, ką mes kalbėjom ir aš tikiu, kad tu tai padarysi ir bus labai faina man asmeniškai, kaip čia pasakyti, toliau išgirsti tai, ar ne, kas pas tai įvyko ir džiaugsiuosi, būdamas prisidėjęs vienu piršto palitimu prie tavo projekto pasiekimo, ar ne, išsivalant iš savo tų vidinių tarakonų, galim taip pavadinti. taip. Tai dėkui tau, Narekai, už skirtą laiką, už tai, kad pasidalinai savo patirtim, savo įžvalgom, man tai labai vertinga, aš manau, vertinga ir būsimiem klientam, ir žmonėm, kurie žiūrės, ar ne. Noriu padėkoti žiūrovam, kurie žiūrėjo iki galo ir jeigu tau patiko šitas pokalbis mūsų su Nareku ir radai kažkur save šitam visam pokalbį, parašyk komentarą, kad patiko, nepatiko, gal tu irgi taip pat jauties, kaip Narekas kažkada jautėsi, pasidalink, gal tavo draugui reikia pagalbos ir tiem, kurie išbuvo iki galo, vėl kaip ir klasika jau tampa, dovanoju konsultaciją. Nuorodą rasi aprašyme, pirma konsultacija nieko nekainuoja, vertė yra 200 eurų ir tu galėsi pajausti ir suprasti, apie ką mes tai kalbėjom, nes jau per konsultaciją gausi apčiuopiamą pajautimą ir rezultatą. Taigi dar kartelį dėkui ir iki pasimatymo kitose video. Ačiū tam, Nerijau. Ačiū tau. Iki.